Sekso orgijose su vos 13 metų sulaukusią mergaitę dalyvavę 19-metė Kristina Salmanovič ir 27 jos draugas Rolandas Verba sulaukė teisėjų malonės. Nusikaltimas iš mergaitės išžaginimo pakeistas į santykiavimą su jaunesniais nei 16 metų asmenimis. Sutrumpėjo ir jų kalėjimo bausmė. Salmanovič vietoje 9 metų ir 6 mėnesių iki 3 metų ir 3 mėnesių, o Verbai vietoje 10 metų iki 4 metų. Nuteistojo Verbos advokatas tokį nuosprendį dar žada skųsti teismui. Mat jo nuomonė, realiai įkalinimo bausmė nuteistiesiems neturėtų būti taikoma. Aš patenkintas tą nuosprendžio dalimi, kurią iš tikrųjų, mano nuomonė, pakeistas nepagristas nuosprendis, tai yra kvalifikacija veikų mano ginamojo Rolando Verbos. Dėl dalies bausmės dydžio, tai mano nuomonė, kad jinai yra per griežta šita bausmė. Nes, kaip minėjo teisėjas, tai yra nesunkus nusikaltimai ir tokiais atvejais, kaip taisyklė skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Todėl aš manau, kad, mano nuomonė tokia, kad reikėtų skųsti šį nuosprendį aukščiausiam teismui ir siekti bausmės sumažinimo. Nuteistojo Verbos motina po tokio nuosprendžio neslėpė nusivylimo. Esą nukentėjusioji mergina pati patvirtino, kad orgijose dalyvavo savo noru ir su nuteistaisiais susitaikė. Tikrai nesutinkam su ta bausmė. Ačiū apeliaciniam teismui, kad sumažina. Žinoma, su apygardo teismą čia iš vis buvo tiesiog galvoj net. Tiesiai šviesiai sakydama, galvoj netilpdavo, bet vis tiek nėra nusikaltimų. Nėra čia. 3 žmonių pasilinksminimą tiesiog buvo. Ir motina, ir dukra buvo atvažiavus čia, papasako visą situaciją. Jos tikrai nemelavo. Kad mano dukra pati ėjo, pati to norėjo ir būtum dar ėjus, jeigu nebūtum aš parašus tą prašymą į policiją. Ir dukryta pati man sakė, aš pamilau, aš dabar gailiuosiu, kad jūsų sūnus taip kenčia dabar. Tikrai taip dukryta tas nukentėjusio tą. Sako. Nuteistieji su nukentėjusiaja susipažino per radijo stoties pažinčių skelbimus. Esą mažametė paklausta, ar ją domintų grupinis seksas, atsakė, kad gyvenime norėtų išbandyti daugą. Po to sekė keli susitikimai, kurių metu trijulė lytiškai santykiavo. Pareigūnai apie šias orgijas sužinojo iš nepilnametės pusseserės. Jai pasipasakojo pati mergaitė. Nors nuteistieji teismui teigė nežinoję nukentėjusiosios amžiaus, teismas tam nerado neabejotinų įrodymų. Baudžiamajame kodekse už neprievartinius lytinius santykius su nepilnamečiais numatoma laisvės atėmimo bausmė iki 3 metų. Tačiau pastarasis nusikaltimas įvardintas kaip išskirtinis, nes nukentėjusiai nepilnametei padaryta ypatingai didelė žala.